Ar kada esi patyręs ar patyrusi tokį momentą, kai viskas ima klostytis ne taip, kaip tu planavai, ne taip, kaip norėjai, ne pagal tavo lūkesčius? Buvai, pavyzdžiui, galbūt susidėliojęs kryptį gyvenimo, investavęs laiką, energiją, tikėjimą, savo santykiais, projektu, ten darbu ar kažkuo tai, ir staiga durys užsidaro, susitarimai žlunga, ryšiai nutrunka. Ir atsiranda jausmas, kad liktai pats gyvenimas būtų nuo tavęs nusisukęs. Ir tą akimirką sunku patikėti, kad tai nėra praradimas, kad tai yra apsauga ir kad laikui bėgant tampa aišku, kad darbas, pavyzdžiui, kurio netekai, galbūt būtų tave visai išsekinęs ir tikrai radai geresnį. Santykiai, kurie baigėsi, jie vis vien būtų griuvę. Kelias, kuriuo taip veržiais eiti, būtų nuvedęs ten, kur būtum praradęs save. Gyvenimas, žinok, mato plačiau nei vieną norą ar vieną planą. Kartais jisai stabdo anksčiau, nei tu pats ar pati būtum sustojęs, tam, kad kaina nebūtų per didelė. Ir ne iš žiaurumo, o iš rūpesčio. Ir tai ne bausmė ir ne ženklas, kad kažkas su tavim negerai. Tai tavo kurso korekcija. Ir kiekvienas nežino, kad laisvina vietą kitam taip. Kiekvienos užsidariusios durys reiškia, kad kažkur jau atsidaro kitos. Svarbiausia nustoti priešintis. Ir kartais geriau verta savęs paklausti, ne ką aš praradau, o nuo ko buvau apsaugotas arba apsaugota. Ir kur galiu dabar nukreipti savo energiją. Gyvenimas nėra prieš tave. O kaip tau atrodo? Pasidalink komentaruose.